Koks turėtų būti jūsų svajonių namas, turbūt tik jūs ir įsivaizduojate. Šias svajones paversti realybę tikrai padėtų architektas ir kvalifikuota rangovų brigada. Tačiau ir jie būtų tik jūsų, užsakovo norų vykdytojai. Ir būtent užsakovas sprendžia, iš ko turėtų būti statomas namas. Tradicinis mūras ar įvairūs blokeliai galėtų būti viena iš pasirinkimo galimybių. Tačiau vadinamieji SIP skydų namai irgi priimtinas statybos būdas. Mūsų šalyje yra nemažai įmonių galinčių pasiūlyti tokius statinius, tačiau tokie skydiniai namai, nors ir turintys nemažai objektyvių privalumų, netapo ypatingai populiarūs. Kiek mes matom projektų, kurie yra suprojektuoti su SIP sistemom, gal aš taip subjektyviai per savo prizmę kalbant, iš 100 gal vienas. Toks maždaug projektas yra SIP-inis. Daug tai ar mažai, sunku pasakyti, gerai tai ar blogai irgi sunku pasakyti. Tikrai pažįstu nemažai gamintojų, kurie gamina SIP skydus, bet absoliučiai turbūt didžioji dauguma vis tik eksportuoja savo produkciją. Matyt, jie bandė gal Lietuvoje įvesti tą madą tokią savotišką. Gal jiems ir pavyko, gal ir nepavyko, gal dalis tebėra atradę tą savo klientą, gal, pavyzdžiui, dalis vis tik negyvenamiesiems pastatams pritaikė šitą SIP technologiją ir sėkmingai ją plėtoja. Labai sunku pasakyti, bet šiaip sprendimas pats iš principo yra labai įdomus, jis yra orientuotas į greitį, vis tik ar ne, nes mes galim labai greit pastatyti pastatą. Tiksliau, pastato sienas. Arba, aišku, yra SIP-ų ir galim pagaminti ir stogą, turbūt, manau, ne problema. Tai iš principo jis yra orientuotas į greitą statybą. Taip, mintis labai gera, tik tais greičiausiai čia gal ir koja pakišo tas lietuvių toks noras turėti tokį super patikimą, kur atlaikytų visas audras, visus sprogimus aplinkinius. Va toks noras. Va kaip tik irgi šią savaitę su klientu tokiu kalbėjom, jisai irgi sako, nežinau ką pasirinkti. Ar dujų silikato blokelį, ar silikatinį blokelį. Man jie šiaip abudu jo blokeliai atrodo. Bet va jisai sako, man tas dujų silikato blokelis kažkoks, kažkoks jam. Jis nežino, kaip tiksliai pasakyti, kaip tą jausmą išreikšti, bet jam atrodo jis toks kaip ir kažkoks tai, ar ne? Bet, pavyzdžiui, aš pats gyvenu dujų silikato name ir visiškai jokių problemų nėra. Tai aš jam sakau, kad nereik pergyventi, čia ir mūras. Bet matyt, kažkokia tokia žinutė yra galvoj ir su kitom medžiagom. Tame tarpe ir SIP-ais. Galbūt nėra tokios didelės praktikos, ar ne, kaip su mūru. Kaip ten bebūtų, mūras yra jau nuo seno. Juk mes dar turbūt ir prieš 100 metų statėm iš tų pačių silikatinių plytų, ar ne, namus. Ir jie laiko po šiai dienai. Tai matyt vis tiek yra toks psichologinis kažkoks fiksas, kad šito tipo namas yra, jau atlaikys bet ką. O tas toks karkasinis ar medinis stereotipiškai atrodo toks, gal netoks patikimas. Tai sunku pasakyti. Čia manau, kad kiekvieno žmogaus yra nuomonė. Tikrai esu ne vieną klientą sutikęs, kuris sako, kad jokiais būdais nenoriu mūrinio, noriu būtinai ekologiško, karkasinio, medinio galbūt, ar ten. Galbūt ir tą patį SIP-ą dėl ekologijos. Gal kiekvienas tą ekologiją ir skirtingai suvokia. Bet jam taip atrodo. Ir jis yra teisus, nes jam taip atrodo. Todėl jeigu dar tik planuojate pradėti statybas, skirkite laiko, kad susipažintumėte su įvairiomis technologijomis ir galimybėmis. Juk mes visi savo atžalom sakome, ką išmoksi, ant pečių nenešiosi. Tegul nauji mokslo metai būna ir naujo statybų sezono pradžia.